Pagalka! Labas, draugai, čia Jonas Radistas. Kaip jūs galvojat, kodėl aš be Rolando? Girdit? Kaip jį pažadint? Aš turiu vieną labai gerą idėją. Hei, Pauliau, labas, kaip sekundė? Ponios ir ponai, susipažinkite, čia yra Elektromarkt apžvalgininkas. Gudrusis, gadgetų ekspertas, šmaikštusis, device'ų vlogeris ir šiaip labai geras draugas. Einam prie reikalo. Kas nutiko? Niekaip negaliu pažadinti Rolando. 30 kartų skambinu. Stoviu prie būto. Reikia, atrodo, paimk žadintuvą taip pat. Mesk į galvą tiesiai. Jonsi, žadintuvai saks. Ką daryti? Turiu geresnį. Turi? Varom. Pas Rolo langai didelį? Jo, tai Rolandas. 3 Rolandai, o tokie eit. FPV remotas. Nieko nesuprantu, ką čia reiškia. Nori žiūrėti pro drono akis ar valdyti iš tolo? Aišku, kad pro droną. Ką? Tada FPV. Idėja tokia. Įskrendam į miegamą. Galim ten stiklinę kokią vandens užmest. Gerai. Supakuok, o aš geresnį idėją turiu. 1 minute. Nu, Pauliau, pasiruošęs. Tuoj, GPS atgaun. Rolai! Pabudome ir kelkimės. Važiuojam. Taigi, draugai, nerealusis Elektromarkt apžvalgininkas man padėjo prižadinti giliai įmigusiai Rolandą. Jis gali padėti ne tik man, gali padėti ir jums savo išmaniais patarimais, kaip įsirinkti naujausią techniką, taip pat savo kreiziškais vlogeriais apie naujausias technologijų naujienas. Ačiū, Pauliau, tau. Jonai, bandysi? Žinoma, kad bandysi. čia. Klausi. Uždedu mato, dėktus pats dydis. Dėkis. Važiuojam. 3, 4. Wow! Važiuojam.